Jeigu dalyvaujat kažkokiam mainų programai arba studijavot užsienį pusę metus laiko, gali būti, kad ir porą, tai tą informaciją rašykit prie išsilavinimo dalies ir visą laiką kaip ir darbiniai patirtį ir išsilavinimą pradėkit nuo dabar vykstančio, ar ne, ir senėjimo tvarka. Jeigu lankėt kažkokius tai kursus, mokymus, seminarus, kurių trukmė buvo nuo 8 valandų iki galbūt mėnesio trukmės, tai šitą jau dėkit prie kitoj skiltį, ar ne, po darbinės patirties, kai rašot kiti mokslai, seminarai, kursai ir taip toliau. Ir būtinai irgi nurodykit, kas per kursai, kas juos organizavo, kokios lektorius vedė ir kokios trukmės buvo. Kad būtų aiškiau, kiek vis dėlto jūs tos teorinės ir galbūt praktinės informacijos gauna. Esu tikrai ne kartą pastebėjus, kad jauni žmonės, neturėdami darbinės patirties, jie pradeda rašyti viską, ką per savo turimą tą po mokyklos patirtį yra darę ir ar mokėsi ar lankė. Ko daryti, manau, tikrai neverta, nes tada yra perkrautas CV ir labai daug informacijos, bet jinai nieko nesakant yra. Todėl siūlyčiau atsirinkti. Jeigu jūs aplikuojate į pardavimų poziciją, ar ne, rašykit svarbiausius kursus, seminarius, kurias lankėt ir kas būtų įdomu pardavimų srity darant karjerą. Jeigu labiau linkstat į finansus arba marketingą, irgi atsirinkit. Nes kai yra darbinės patirties praktika, ar ne, 3 mėnesių ir paskui visas puslapis įvairiausių kursų po vieną dieną, po kelias valandas, tai yra labai daug visko ir tas CV daugiau transliuoja, kad žmogus neturi to bendro suvokimo. Ir jūs tikrai nepadarysit įspūdžio lapą ar pusę lapo prirašę